ciklus, tai vyrų pagrindiniai reguliaciniai hormonai yra kortizolis ir melatoninas ir jie svyruoja 24 valandų cikle ir taip diena iš dienos. Tai jeigu, pavyzdžiui, vyras imasi kažkokių gyvensenos rutinų, nu, pavyzdžiui, tam tikrą sporto rutiną arba protarpinio badavimo rutiną, jisai iš esmės gali taikyti tai kiekvieną dieną ir tikėtis gauti tokius pat rezultatus. Aš aišku, čia nenoriu taip supaprastinti vyrų, nes tikrai jie yra nuostabus ir daug sudėtingesni, negu aš ką tik pristačiau, bet galim pasižiūrėti į moteris ir, pavyzdžiui, moterų pagrindiniai reguliaciniai hormonai yra kiaušidžių gaminami progesteronas ir estrogenas, kurie susijęs su menstruacijų ciklu ir žmonės dažniausiai žino kaip moterų ten lytinius hormonus ir veikiančius visą lytinę sistemą. Tačiau progesteronas ir estrogenas iš tiesų veikia visą moters fiziologiją, tiek smegenis, nervų sistemą, visas organų sistemas. Ir tas ciklas yra vidutiniškai 28 dienos, tai moteris kiekvieną dieną ta hormonų lygiai skiriasi ir svyruoja ir dėl to moteris kiekvieną dieną jausis visiškai kitaip priklausomai nuo kokie hormonai tuo metu dominuoja. Tai vyrai dėl to yra lyginant su moteriam labai geri ten mokslinėse tyrimuose tyriamieji objektai, nes juos lengva kiekvieną dieną stabilus. O moteris tuo tarpu yra sudėtingos, nes jų hormonai skiriasi kiekvieną dieną. Tai aš aišku nesakau, kad moterių neįtakoja kortizolis ir melatoninas ir tas 24 valandų cirkadinis ritmas, nes jis irgi veikia. Bet tie lytiniai hormonai galima sakyti, kad turi svarbesnę įtaką ir labai keičia visą moterį. Tai, pavyzdžiui, priklausys nuo to, koks hormonų lygis, priklausys, kaip moteris virškina maistą, kaip pasisavina medžiagas, kokios gali būti jos nuotaikos, kaip jinai pakelia stresą ir panašiai. Tai kai mes ir savo programoje vartojame tą žodį bioritmas, tai mes turime galvoje platesnę savoką negu tiesiog menstruacijų ciklas, nes tai paveikia visas moteris gyvenimo sferas. Ir tą bioritmą galima suskirstyti į 4 skirtingas fazes, priklausomai nuo kuris hormonas toje fazėje dominuoja, nes jis tada turi įtaką visam moters kūnui. Tai